Nu tai sveiki draugai, 100 metų nesimatėm, kelias savaitės ir sirgom, ir operavomės, ir sėdėjom namuose, ir tiesiog negalėjom niekur išvažiuoti, bet dabar pagaliau grįžtam į trasą. O jūs jau galvojate, nu jau viskas, jau nebefilmuoja, jau nebeįdomu jau. Viskas, palauk. Grįžtam atgal į trasą, bandysim vėl bent jau iki pirmo sniego dar kelis rajonus aplankyti. Orai aišku tragiški, norėjau, kad šita diena būtų saulėta, bet taip ir nesulauksiu aš to saulės šiais metais turbūt. Tai važiuojam taip, kaip galim. Tai kaip jau ir supratot iš video aprašymo, šiandien esame Trakų rajone. Ir pati pirma vieta, kurią šiandien aplankysim, tai yra Velnio duobė. Tai ponai ir ponios, sveiki atvykę į Velnio duobę. Nelabai gal jaučiasi per kadrą, bet čia yra virš 40 metrų gylio. Tai čia nėra meteorito krateris ir tikrai nėra vulkanas. Čia yra po ledynmečio ištirpusio po žeme ledo gabalo įgriuva. Šiaip legenda sako, kad Velnias čia norėjo pakasti bažnyčią. Ir pasižiūrėjus į tą gylį, čia bažnyčia drąsiai tilptų. Tikrai. Tai bandom nusileisti į apačią, pasižiūrėsim, kaip atrodo pačioj. Duok ranką. Čia galite laiptais slidus būti. Aš jaučiu, kad kažkas ir yra ten apačioje. Bet įsivaizduoji, čia buvo ledo gabalas. Jisai buvo giliai po žeme. Ir kai ištirpo tas ledas apačioje po žeme, pasidarė tuščia ertmė. Galimai su vandeniu. Gal tas vanduo netgi susigėrė. Ir visa ta žemė, kuri buvo virš tos tuščios ertmės, vieną dieną ėmė ir sugriuvo. Ir kai sugriuvo, atsirado va tokia milžiniška duobė. Šakės. Tokiais vat laiptukais leidžiamės. Tie laipteliai, sakyčiau, jau biški sutrešę. Tikiuosi, aš neįlūšiu čionais. Tokie va. Jeigu suraužytų, tai bus blogai. Bus labai nesmagu lipti viršų. Ir tada nuimt. Va taip atrodo dabar maždaug pusiaukeliai. Gerai, lipam toliau. Jaučiu, čia nusileisim, o ten tais laiptukais pakilsim. Bet čia panašu, kad yra vanduo per vidurį. Bent jau matau bala prie pat takelio. Čia Velnio duobė, Viliau. Čia mes leidžiamės į Velnio duobę. Velnio duobė? Jo. Tai legenda sako, kad vakarais arba naktimis šitojos duobės dugne velniai katilus kūrena. Ir girdisi, kaip kunkuliuoja vanduo. Čia yra pelkė. Tai čia nebėk, čia ne žolė, Viliau. Čia yra vanduo. Tai va, nusileidom žemyn. Ir dabar esam Velnio duobės apačioje. Aš nežinau, ar persiteikė tas gylis, bet iš tiesų tai čia, nu nežinau, kaip kokia 9-aukščio namo. Einam, va čia žiūrėk, yra takelis, čia bus daug lengviau užlipti. Ir paskui per viršų, man atrodo, aplink galima apeiti. Tai va, įsivaizduokit. Jaučiasi, kad aukštai viršūnė. Eina savo. Įsivaizduoja tą momentą, kai čia griuvo ta žemė žemyn. Velnias norėjo bažnyčią pakasti, o jeigu ten stovėjo tikrai bažnyčia ir jinai tikrai griuvo, nu tų legendų mes neišsiaiškinsim dabar. Tai sako, kad ilgą laiką žmonės iš vis čia bijojo eiti, nes tikėjo, kad jeigu tu čia nusileisit, tai daugiau iš čia ir nebepakilsi. Aš įsivaizduoju, jeigu čia nebuvo nei laiptų, dabar kaip sukalti, nei va čia va suformuoti laiptukai. Ir jeigu čia reikėtų taip stačiai leistis, tiesiog šlaitu, o šlaitas, nu tikrai status, labai status. Tai tikrai galima ir nebesugrįžti iš čia. Arba žiemą, pavyzdžiui. Neveltui žmonės čia bijoja. Ir dabar va laiptukai va tokie va. Tai šitais laiptukais biški saugiau eiti, ne? Ne tai baisu, kad įlūši. Labai status šlaitas. Einam. Nu mes į viršų einam. Nu jo, į soliukus pažiūrėjus, tai panašu, kad jau čia ranka senai buvo pridėta prie šito lankytino objekto. Vau, bet šiaip įspūdinga. Pažiūrėkit, kaip statu. Ant kiek statu. Šakės. Tai per šitos laiptus žymiai patogiau eiti, nes jie ir platesni tokie. Ir netokie status, ir plus ne iš medžio. Padusau, vakareiškia, ilgą laiką niekur neįt ir sėdėt namuose. Užsisėdėjom, ane Viliu? Šiaip tie medžiai šiek tiek blokuoja vaizdą, bet aš įsivaizduoju, kad jie dirba tikrai svarbų darbą tie medžiai, nes jų šaknys suriša visą tą statų šlaitą. Jeigu ne medžiai, tai būtų taip kaip su Gedimino bokšto šlaitais. Tiesiog nuošliaužos būtų. Metam bėgant susilygintų žemę. Faina vieta, graži vieta, įspūdinga vieta. Tai rekomenduojam atvykti, tik nusiteikit laiptukams. Pasportuoti reikės. Patiko? Aha. Kaip tau Viliau? Nepatinka visai. Kodėl nepatinka tau? Nes
Nepatiko lipti? Patiko duobė? Nu, vaikam gal ir įspūdžių mažai čia, bet man patiko tas aukštis. Labai didelė duobė, šakės. Nežinau, ar matosi, bet ten apačioje vat žmonės vaikšto. Gal per teliką matysis. Per ekraniuką net nesimato, ant tiek aukštai esam. Ir čia tas velnias turbūt. Labą dieną. Tai čia toj duobė garsi, ne? Taip. Valstybės saugomas objektas. Galėtų biškį labiau saugot. Bent jau laiptukus karts nuo karto nuo sutrėšimo patvarkyti. Nu, bet šiaip kol kas viskas labai fain. Graži vieta tikrai. Gal žiemą netgi įspūdingiau čia būtų atvažiuoti, kada nėra medžių lapų. Man atrodo, daugiau vaizdo atsidengtų. Važiuojam dabar prie kito objekto, sakralinio tokio, prie akmens, prie kurio buvo vykdomi visokie ritualinės apeigos, aukojimai, kuris yra apipintas legendomis ir įdomiais visokiais pasakojimais, tai važiuojam prie jo dabar. Važiuojam link Nikronių akmenuko, sakralinis akmuo, važiuojam, aplankysim. Tai va, tai visai netoli Velnio duobės yra dar viena vieta Nikronių akmuo. Tai jisai yra toks akmuo, prie kurio anksčiau būdavo apeigos, vykdavo ritualai, aukojimai, daug legendų. Einam pasižiūrėsim. Nu čia ne tas akmuo, čia jų turbūt bus ne vienas. Mažylis toks. O tas. Šiaip va toks va takelis, mašiną pasistatyti yra labai geras parkingas, žolytė aišku, bet kai sausa tai neklimsti. Yra lauko tualetas, yra pavėsinė ir laužavietė, tai atvažiavus galima ir pasikepti kažką, tai pasėdėti, pačilinti. Gamta, miškas. Žvyrkelis veda iki čia, toks siauras, sakyčiau, prasilenkti sudėtinga, bet šiaip nėra labai daug žmonių, kad čia būtų. Tai va čia panašu ir yra tas akmuo. Pasižiūrim. Sako, kad prie šito ąsočio laumės prausėsi. Pažiūrėk. Kiti tiki, kad tame ąsotyje esantis vanduo turi stebuklingų galių. Kur tie simboliai? Sako, kad ant jo yra pagoniškų simbolių. Suskilęs toksai didžiulis akmenėlis. Tai kur? Nu va, čia va žiūrėk kažkokie yra. Tikrai, čia va žiūrėk simboliai. Aha. Kur? Kur? Nu pasižiūrėkim, tie ženklai. Va, kažkoks ženklas, M raidė panašu. Čia kaip O, Mo. Čia į devynetą panašu. Kažkokios runos, ko gero, čia yra išpaišytos, išgraviruotos, išraižytos. Nu, apeikim aplinkui. Gal daugiau paslapčių čia yra. O, ką kalbėjo apie šitą vietą? Kalbėjau, kad legendos eina, kad čia, žodžiu, šitas vanduo žinok subėga tipo velnio į tą ąsotį. Ai, tipo iš čia. Čia tipo sako, kad velnio pėda. Ir iš tos pėdos vanduo bėga į tą ąsotį žemyn ir taip įgauna stebuklingų galių. Aišku, tas vanduo toksai neatrodo labai geriamas, tai aš gal neragausiu jo. Yra ir laiptukai, nereikia lipti per pievą. Bet iš kur tas ąsotis, aš nelabai suprantu. Aš nežinau, kažkas pinigėlį įmetė ten. O kam? Tai žodžiu, kas atvažiuoja čia nais, pasimkit purškalo nuo odų, nes iš pradžių gal 5 minutės nei vieno odo nebuvo, galvoju, o kaip fainai, nei vieno odelio, bet paskui, kai priskrydo, tai net kamera aptemo. Tai dabar išsipurškiau, aišku, jau per vėlai, jau spėjo sukandžiat, bet atrodo, kad nustojo pult, tai veiksmingas purškaliukas.
Nu, faina vieta. Šiaip atvažiuoti, pasižiūrėti, pačeką uždėti. Patirk Lietuvą su Valentinu geriau. Gerai, pabuvom gamtoj, važiuojam gilyn į Trakų rajoną. Dar turime labai daug vietų aplankyti. Nu va, atvažiavome į sekančią vietą, sekančią lokaciją. Esame Lentvarį. Ir atvažiavom pasižiūrėti dabar į bažnyčią. Jis yra šiek tiek kitokia negu visos, tai visai įdomu pasižiūrėti. Tai apeikim aplinkui, pasižiūrėsim, kaip atrodo jinai aplinkui. Jo, šiandien sekmadienis, tai vyksta mišios, tai mes naglai neįsim ten labai. Bet būtų labai įdomu įkišti savo smailio nosytę į vidų, pasižiūrėti, kaip atrodo iš vidaus ta bažnyčia. O dabar kuri nuspasto šitą dalyką. Sako, kunigas kalba, ten žmonės sėdi, meldžiasi, tai labai keistai atrodyčiau, jeigu aš ten eičiau su tą kamerą. Tai apeikim aplinkui, bent pasižiūrėkim, kaip čia neatrodo. Yra toksai dalykas žmonių širdyse puikybė. Tai vat, kalbant tam tikrų būdų, galima užkabinti puikybę. Šiaip gražiai jinai tokia. Raudonos plytos, akmenys tokie va, tašyti. Šiandien vėjuota, tai jaučiu droną nepavyks pakelt. Labai didelis vėjas, šiaip norėčiau pakelt droną iš viršaus pasižiūrėti. Bet toks vėjas, kad baisu, kad nuneš į Vilnių to droną. Nu, va, tokia va, architektūra. Čia net nežinau, kokia čia architektūra, neogotikinis gal koks. Ir varpinė va didelė tokia. Tokia, sakyčiau, kitokia. Nu, ne balta, ne špakliuota, ne tinkuota. Ir panašu, kad čia jinai dar kelis kartus gal netgi perdaryta buvo. Gal ne, istorijos nežinau, bet pasižiūrėkit, kaip skiriasi plytos. Tai gal čia jinai buvo degusi ir atstatyta. Gerai, važiuojam į sekančią vietą. Sekanti vieta yra labai netoli nuo čia. Tai dvaras, Lentvario dvaras. Važiuojam, pasižiūrėsim. Viso to, kas yra kryžiuje, neišsemsiu. Kryžiuje be galo daug dalykų. Nu, laiptukai matosi jau senai meilės matė, bet kažkas vyksta. Remontai, kažkas. Vau, jūs tik pažiūrėkit. Va, čia tai dvaras. Vau. Vienas iš gražiausių, man atrodo, matytų. Vau. Gali net pamiršti, kad Lietuvoje esi. Tai va, dabar čia vyksta, matosi, kažkokie renovacijos darbai. Viskas aptverta, apgrotuota, pilna visokių statybinių konteinerių ir panašiai. Viskas tik į gerą, kaip matom. Vau. Nu, superinio grožio. Va čia tai aparatas. Jėga. Labai gražiai. Eina savo, pasižiūrėk. Tikrai, kad oho. Žiauriai geras. Įsivaizduoja, 19 amžiaus pabaigoje šitą dvarą pastatė grafai Tiškevičiai, kuriems dar ir priklauso, arba tada priklausė, dar ir Užutrakio dvaras. Tai aplink šitą dvarą sklinda legendos, kad ir lobiai paslėpti yra, ir kad ir vaiduoklių yra, ir požemių, čia visko yra, pagal legendas, bet kaip ten yra iš tikrųjų, būtų įdomu sužinoti. Kaip tau, Viliukai, čionai? Kaip tau toks dvaras? Labai gerai, labai gražus. Superinis. Gal kai baigsi jį čia tvarkyti, renovuoti, gal ir užeiti į vidų bus galima. Einam pasižiūrėsim, kas ten ir tada nueisim dar ir ten.
Jo, čia daug visko yra. Tas parkas didelis, daug pastatų. Tai pasižiūrim. Šiaip nesitikėjau, kad čia dar yra kažkas aplinkui. Galvojau, tik dvarą pažiūrėsim. Bet čia yra pasirodo daugiau pastatų. Ir aišku, ne visi čia sutvarkyti kaip šitas pavyzdžiui. Tuoj prieisim, pažiūrėsim. Apgriuvęs toks šiek tiek, pasižiūrėkit. Bet panašu, kad gyvenamas dar. Gėlytės važydė kažkas. Ten pelkė kažkokia tai. Čia gal dar gyvena kažkas, žiūrėk. Nu. Einam tenai dar koplytėlę, ar kas ten pažiūrėsim. Bet taip įdomu, va, vidury miško tokia vieta. Tikrai mistiškai atrodo. Taip vat miške realiai. O ten už manęs dvaras. Kažkur ten. Čia dabar taip lapų prikritę. Atrodo kaip kokiam filmui iš Hario Poterio turbūt ar panašiai. Aišku, čia tie grafičiai tai nepuošia tikrai vaizdo, bet šiaip įdomus toks pastatas. Ten apačioj upelis teka, toks mažiukas. Nu, reikia nueit pasižiūrėti. Einam ten pasižiūrėti, kas ten yra. Kaip uola atrodo. Gal ir pats Tiškevičius čia vaikščioja per šitos akmenėlius. Šiaip tas pats parkas tai šiek tiek toksai gal ir apleistas, bet tas apleistumas, aš manau, kad biški netgi prideda tokio biški mistiškumo, antgamtiškumo jausmo tokio. Ne veltui sako, kad čia vaidenasi, nes ir jausmas toks yra, ateini, toks kaip, nežinau, kaip kapinėse gal, akmenys, akmeniniai laiptai, o dabar dar ir rudenėlis, čia vat statu atsargiai. Va, pažiūrėkit kokie laiptai, va tokie va, akmeniniai. Einam tenai. Nu įdomi vieta. Šiaip nesitikėjau, kad čia tiek daug visko pamatysim. Galvojau, atvažiavom dvarą pažiūrėti, bet tai, kad aplink dvarą dar visokių va tokių čiūdų pilna. Žvakė va kažkas nuodų deginas. Nueinam pro šitą tunelį. Čia biški šlapia. Nu va, pažiūrėkit, koks jisai. Nu toks va. Nebijai, Viliau? Bet jis toks biški patrukinėjęs. Dar žmonės vaikštant, tai reiškia galim. Einam. Gal neužkris ant galvos. Čia žiūrėk, va plytos matosi vidui. Kažkada buvo. Wow. Tokia va vieta. Tuoj tu nugriūsi, vaikeli, nelysk. Čia aišku ne aukštai, čia žingsnis gal. Bet vis tiek, ar tu nori sušlapti? Nu, faina vieta. Einam toliau pasižiūrėsim, ką jie čia dar turi paslėpę. Mesgi nežinom, kaip čia atrodė prieš 100 metų. Nu, hebrytė va, ilsėdavosi čia, kur mes ką tik filmavom. Čia va tavo vieta. Gerai, einam toliau pažiūrėsim, ką mes čia dar turime. Va, kaip čia viskas. Nu, ir bėga čia toliau upelis. Fainai. Gerai, važiuojam toliau. Šiaip tokioj vietoj galima kokį siaubų filmą filmuoti drąsiai. Dar kokį apsiniaukusį foną uždėti, biškį rūko. Tobulo filmuoti kokį siaubeką. Pažiūrėkit, va laiptai kokie. Nu, kokį Drakulą. Nu, nežinau, nesąmonę gal šneku, bet toks jausmas čia būnant, toksai, nežinau, keistas. Vidury miško. Kai čia esi, tai gali pamiršti, kad Lietuvoje esi. Atrodo, kad kažkur užsienį, Anglijoje, dar kažkur. Voras ten? O ne, voras. Tai žodžiu, šitas dvaras tikrai paliko gerą įspūdį. Ir tikrai būtų faina sugrįžti dar kartą, kai jau jį baigs renovuoti. Bet šiaip faina. Rekomenduoju atvažiuoti ir patiems patirti. Važiuojam toliau? Nu ką? Atvažiavom į Angelų kalvą, bet vėjas toks kaip prie jūros. Taip, tai Trakų rajone yra tokia vieta, kalva, ant kurios krūva angelų pristatyta. Nu va, kokie angeliukai. Kaip tau angeliukai?
Čia matai, baikeris globoja va šitas va. Baikeris, jo. Daugybė čia tų angelų. Nu. Nu va, matai, čia tokia prakartėlė. Jo, tik neaišku, kas ten ant to kūdikio išpilta. Nu, vėjo varpeliai va viduj padaryti. Vėjas kaip tik šiandien didelis. Tai ir groja mums tas angelas. Tokia va vieta. Patikėkime angelui savo svajonės parašyta. Nu čia tokia rami vieta, net takelių nėra, žolė, tokia vieta vat pamedituot, pabūt ramiai ir panašiai. Reikia ir tokių vietų. Na, kas čia per gražuolė verkia? Angelų, sakyčiau. Taip. Čia jau Jo, faina tokia vieta, šiaip labai stiprus vėjas, bet bent jau saulės atsirado, nes visą dieną taip debesuota buvo. Atjauta. Pažiūrėkit į atjautą. Ten va yra įėjimas. Toks oficialus turbūt, nes mes tai tiesiog iš parkingo ėjom ir įėjom. Kas žino, gal šita vieta taps kažkada kaip Kryžių kalnas Šiauliuose. Gal atsiras vis daugiau ir daugiau tų angelų, ką mes žinom. Bet šiaip šita vieta nuo 2009 metų atsirado čia. Kai trakai minėjo savo. Jo, trakai minėjo gimtadienį savo. Tai va ta proga ir atsidarė šitas kalva tokia. Gražu ir ramu. Čia angeliukas. Nu, čia kažkas pavaizduota. Ir su užrašais čia va. Čia va su savo vardais. Iš akmenų va sudaryta figūra. O ant tų akmenų yra vardai žmonių užrašyti. Įdomus variantas. Nu tai va, apėjom tą kalniuką ir šiek tiek išalkom. Tai dabar jau važiuojam į pačius trakus ir eisim pavalgyti. Bet vėjas toks pučia, kad net... Nu ką, atvažiavom į pačius trakus. Einam ieškoti turistų centro, kad galėtumėm nusipirkti Trakų rajono magnetėlį. Ir pasižiūrėkim, kaip atrodo tie trakai. Šiaip senovinis toks miestelis, sakyčiau. Mama!
va čia tai tikras senamiestis. Va, kokie seni namai. Bet gyventi va taip va prie lango nelabai norėčiau. Eina visokie su kamerom, filmuoja. Nu va, radom Trakų krašto tradicinių amatų centras. Tai va, nusipirkom magnetėlį iš Surink Lietuvą Trakai. Va taip atrodo. Tai šį kartą tikrai jau parodysiu, kaip atrodo ant lentos, nes praeitą kartą žadėjau, bet neparodžiau, o šį kartą tikrai parodysiu. Va dabar. Tai va, čia ta lenta, va pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo. Va, jinai tokia yra, balta, iš metalo. Jinai va turi va tokį va laikiklį, pasistato. Ir va ant jos renkam Lietuvą. Jinai yra su tokiais punktyrais. Matosi, kur ką klijuoti. Tai va dabar va kartu ir suklijuokim. Tai va pirmas, ne iš eilės galbūt molėtai. Tada pats pirmas video buvo Anykščiai. Tada sekantį filmavom Širvintas. Ir dabar nufilmavome Trakus. Va šitaip va. Tai kai visas žemėlapis užsipildys, turėtų atrodyti maždaug va šitaip. Tai dar tikrai daugybė darbo. O dabar grįžtam atgal į tą pilną žmonių gatvę. Šiandien yra sekmadienis, bet panašu, kad visi nori išnaudoti tą laiką prasmingai. Šiaip nesu aš mėgėjęs tokių didelių žmonių susibūrimų, kur jau reikia netgi stumdytis pečiais, kad prasilenkt. Pagrindė turistai, kaip matau. Iš kalbos girdisi, kad dauguma iš užsienio atvažiavę. Tomar un cafecito, dar un paseo, lo que queráis. Pavyzdys numeris 1. Gerai, einam ieškoti vietos, kur pavalgyt, tai susitiksim prie stalo. Tai va, atstovėjom žmonių eilę ir gavom vietą po stogu. Dabar valgysim kibiniukus. Vėliau ką valgysim? Kibiniukų. Tai va, užsisakėm visi kibiniukų, nes esam senoji kibininiai. Ir va, kaip atrodo tas mūsų kibiniukų stalas. Jau atkastas. Skanaus mums. Super kibiniukai. Tai va, pavalgiam senoji kibininį, tikrai labai skaniai, šiaip palyginus ir nebrangiai, nes šiek tiek arčiau pilies ir mažesnis kibinų pasirinkimas ir jie žymiai brangesni. Nu, ant 5 centų tai tikrai, nes bent jau buvau užėjęs sultinuką, pažiūrėjau, tai arčiau pilies 3 eurai, čia 2,5 euro. Labai skanu ir labai faina, pavalgiam. Patiko? Patiko. Bet šiaip, kaip pasako žodį kas nors Trakai, iš karto galvoja apie pilį, ne? Bet kiek yra dar visko čia pamatyti daug. Rajonas čia nėra tik pilis. Yra daug daugiau visko. Jo, tik vėjas didelis labai. Nu ką, pavalgiam, pasistiprinom. Dabar jau turim jėgų ir einam pilį pasižiūrėsim. Iš arti. Pasivaikščiosim, apeisim aplinkui. Va taip atrodo ta pilaitė. Einam pažiūrėsim iš arti. Saulė nusileido ir žmonių apmažėjo. Jau va galima eit nebesistumdant. Jau va pakuojasi daiktus hebra jau. Riša stalus. Visiems rytoj į darbą šiandien, sekmadienis. Bet kai tuščia gal visai ir malonu eit. Kaipgi be suvenyrų. Kokiu tik nori ir kiek tik nori. Gintaras. Nu va, atžygiavom iki Pilaitės. Čia va gražiai va taip matosi krantas. Pilaitė šiuo metu matau renovuojama, tvarkoma, kažkas kažką daro. Pasižiūrėkit patys, va šitaip atrodo. Tai į muziejų patį neįsim, nes jau turbūt to ir užsidarys. Bet į kiemą pabandysim dar užeit, pasižvalgyt kaip atrodo. Kaip ta Pilaitė iš vidaus atrodo. Vartai tokie va.
einam namo. Ja. Jo, pilaitį reikia jau šiek tiek priežiūros, šiek tiek remonto. Čia jau va kažkokie suskilimai su metaliniais žiedais tokiais sutvirtinti. Pavargai? Taip, tai čia kažkada nebūdavo šitokio ploto, kaip mums minėjo gidas kažkada. Kad čia anksčiau va, visur, kur dabar yra žolė ir žemė, iki pat va šitos va vietos būdavo vanduo. Ir va šitie va inkiliukai, jie tikrai nėra paukščiukams. Čia yra senoviniai tualetai. Tai iš vidaus ateina žmogus, padaro reikaliuką ir va čia žemyn pliumpt į vandenuką. Tai va tokia tais laikais būdavo kanalizacija. Bent jau mus taip informavo. Tai va, dar vienas bokštas remontuojamas. Panašu, kad ta pilaitė jau jinai pavargo. Jau jinai nori remonto. Bet gerai, kad užsiėma, nelaukia, kol nubirės viskas ant žemės. Labai gerai. Žodžiu, dabar viskas yra remontuojama, tai to Trakų pilį tai net nesiūlyčiau važiuoti, nes, atmosfera nėra ta tokia senovinė šiuo metu. Tai dabar siūlyčiau pakentėti ir nevažiuoti, gal palaukti, gal baigsi čia tie remontai. Taip, tai visiems ačiū tada, kad žiūrėt. Kas žiūrėt iki galo, paspauskit like, parašykit komentarą, pasubscribinkit būtinai. Reikėjo šitą epizodą šiek tiek lūktelt, bet nepanikuokit, niekur nedingom ir Lietuvą patirsim tikrai visą iki pat galo. O dabar va tokioje va vietoje gražioj mes ir atsisveikinsim, ne? Tai susitiksim kitam rajoniuke.